Laidoje Svajonių sodai itin stataus šlaito apželdinimas. Naujos pomidorų, burokų, salotų ir obelų veislės. Sveiki, mėlyjeji, čia laida Svajonių sodai ir šiandien mes jums norime pristatyti dar vieną projektą, kuris išskirtinis tuo, jog mūsų laidos herojams, šeimininkams, Aidui ir Laimai, stalmokams, bei mūsų želdynų specialistams, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos dėstytojai Ingai Auželieniai teko įveikti šlaitą. Dabar jis yra puikus. Tai visų pirma, kokios buvo jūsų mintys atvažiavus čia gyventi? Ar jūs įsivaizdavot, ką ant šlaito galima padaryti? Na, kai atvažiavom, tai iš tikrųjų šlaitas buvo toksai vos matomas. Bet po to, kai čia viskas susikėlė ir pasidarė, kaip mes vadinam, vienu momentu tai buvo Kalnų Karabachas. Bet iš tikrųjų, kai žinojome, ką kreiptis, tai mums viską gražiai sutransformavo ir mes turim dabar vaizdą. Čia patys tai niekaip. Tai Ingai, iš tiesų, vienas sudėtingiausių dalykų sklype yra šlaitas. Nėra taip paprasta jį apželdinti, ar ne? Kokios buvo jūsų pirmosios tos mintys, kokie pasiūlymai? Pirmo mintis, kai jūs sakėte, kad atvažiavus, atsimenu, kaip Laima man sako, bet atvažiavom, buvo pieva, ramunės, taip gražu, taip romantiška. Aišku, aš jau tos romantikos nebemačiau, kai atvažiavau, buvo molis ir, kaip sakyt, su to moliu nelabai buvo iš pradžių aišku, ką daryti, tiesiog irgi reikėjo truputėlį galvą pasukti. Bet kas yra gerai šlaituose, iš vienos pusės taip, tai nėra paprasta. Paprašiau, kada turi stačiakampį sklypą, lygų, jokių problemų, kaip sakyt, didelių kažkokių nėra. Bet šlaitai įdomus tuo, kad su jais daug darbo, bet geras rezultatas visada. Na jau vien tai, kad mes nuo šlaito vaizdą turim, tai jau vaizdą turbūt kiekvieną dieną džiaugiamės ties to vaizdu. Ir jeigu dar yra į ką žiūrėti nuo šlaito, tai tikrai joks lygus sklypas neatpirk šito. Kitas dalykas, mes galima tikrai tokių sprendimų įvairių. Tas sklypas įdomesnis, individualesnis yra. Aišku, darbo prie jo yra daugiau, bet paskui rezultatas kitas. Ir gerbiami Aida ir Laimutė, mes šiandien atsivežėme dar vieną konsultantę, Aleksandro Stulginskio universiteto agronomijos fakulteto dėstytoją Astą Ramaškevičienę, kuri yra viena žinomiausių Lietuvoje įvairiausių vynuogių auginimo veislių specialistė, vyndarystės žinovė. Ir šiandien gerbiama Asta sugalvos, kurioje vietoje pas jūs galėtų atsirasti vynuogynas, nes, kaip suprantu, tai jūsų yra sena svajonė. Taip. Mes ten brandinam tokį vieną plotą, galvojom, kad ten tikrai turėtų didžiulis vynuogynas. Didžiulis? Jo, didžiulis ten turėtų būti, nes jisai visas į pietus, mūsų ten pietus, visas šlaitas į pietus ir atrodo, kad vynuogės ir augint. Gerbiamas, tai iš tiesų mes turim tokių vietų sklypuose ir ypač šlaituose, kur mes nežinom, ką ten auginti. Mums atrodo, kad ten niekas nebeaugs. Mes net žolės nemokam šlaituose stačiuose nupjauti. Tai vynuogės yra neblogai. Vynuogė tikrai yra vienas iš tų augalų, kuris puikiausiai tinka, nes mes turim pakankamą veislio asortimentą, pristaikiusi augti mūsų sąlygomis. Ir, gali būti taip, kad kažkokį vieną kitą vasarą jūs neturėsite derliaus, bet jūs vis tiek visada turėsite gražų augalą, kuris jums ir uždanga bus, ir paslėps, ką nereikia, o dar jeigu bus vaisiai, tai iš viso fantastika. Prie vynuogyno auginimo temos mes dar grįšime, o dabar vertingi patarimai ir sprendimai, kaip šlaite susikurti skoningą aplinką. Dabar aptarkime tą priekinę pusę, irgi labai nuostabi idėja. Vietos nėra daug, ar ne? Rojaus obelis ir šliaužiantys šilokai. Na, visą laiką norisi kažkaip, kada įvažiuojam į kiemą, tai yra toj fasadiniai daly, kuri mus pasitinka, tai yra truputėlį, kadangi pastato fasadas šviesus, kad būtų truputėlį toks išskirtinė ta lapų spalva. Na ir tiesiog suformuotas ir iš trinkelių ir akmenukų žiedas, tiesiog kaip prie namo, prie įėjimo akcentas. Ir aišku, pavasarį turbūt nuostabiai žydi baltai žiedais, dabar obuoliukus turim, gal jie nėra labai stambus, bet netgi norint galima suvalgyti ir desertui panaudoti. Netoli įėjimo į namus ir pačiame šlaito viršuje pasodinta koloninių sakurų Amanogava gyvatvorė, šalia kurių galima susikurti net ir poilsio zoną, sako Inga Auželienė.
Pirminiam variantą taip, tai buvo numatyta, kad dar turi atsirasti keletą suolelių, tai yra tarsi uždara erdvė, iš karto nuo terasos, saulutėje, čia galima rytinę saulę sugauti. Gyvatvorė kažkuria prasme galim pavadinti, tai nėra galbūt gyvatvorė, tai yra nuo gatvės, truputėlį sienelė, kuri vėliau sužels ir užstos mus nuo gatvės. Ir parinkta koloninė forma sakuros, kad nebūtų labai platus medžiai, tiesiog ateityje jie suaugs tos kolonos ir turėsim tokią tarsi sienelę nuo gatvės ir tarsi užuovėje, nes kadangi, kalnuose prie visų pliusų yra vienas minusas, kartais būna vėjuota. Kartais tie vėjai malonus kaip tik, kartais nelabai. Tai va tokia užuovėje, rytiniai kavai ir rytiniai sauliai. Čia tikriausiai jūsų būna pirmoji zona pavasarį, ar ne, kuomet prasideda žydėjimas. Nuo čia prasideda visas sodo grožis, ar ne, jūsų aplinkos grožis. Taip, mes čia pusryčiaujam, terasai grožimės, tai žiedais. Iš tikrųjų labai, labai gera idėja ir tikrai mums jinai patinka ir kuo toliau, tuo labiau. Įrengiant apželdinimą šlaite būtina teisingai įvertinti aukščius. Taip pat numatyti tokiame sklype reprezentacinę ir vadinamąją ūkinę zonas. Pirmiausiai, ką reikėtų pagalvoti sklype, kur mes norim turėti tas lygiasias vietas, lygias aikšteles, ar išėjimui iš namo, ar įvažiavimui, ar poilsio zonai, taip, kad tas sklypas būtų ne tik tai gražus, nes šlaite, aišku, šlaitę galima gražiai apželdinti, bet kad jisai būtų patogus naudotis, nes turim žemę ir negalėti ją pasinaudoti, nėra labai racionalu. Taip, ir dabar dar yra labai svarbu žinoti iš tiesų šeimininkui, kur bus sodas ar ne, kur bus gėlynai, kur bus kažkokios tai kitos zonos. Ir visa tai, kaip suprantu iš jūsų projekto, kad visą tai galima įterpti net į labai statų šlaitą. Net į labai statų šlaitą. Tiesiog ir yra, mes netgi, man atrodo, ir darėmės tokį kaip ir sąrašėlį, o kogi jums reikia. Nes, sakykime, reikėjo sodo, reikėjo vandens telkinuko, reikėjo pavėsinės, reikėjo gėlyno, ar ne, buvo keletą poilsio zonų, tai yra savo tos poreikius, kiek mums tų zonų reikia, kokio dydžio tas sodas bus. Ir aišku, sodas yra ta vieta, kur mes kiekvieną dieną nevaikštom, tiesiog nueinam ar priežiūros darbai, ar vaisių pasiskint, ir be to sodų ideali vieta yra šlaitai. Aišku, nelabai status, kad būtų patogu vaikščioti, bet šlaitas yra idealu, todėl kad geras apšvietimas, užuovėje, ypatingai šitoje vietoje, kadangi šlaitas yra į rytų, pietų pusę šlaitai, o kaip tik nuo šiaurės mes galim sustoti, tai sodui yra ideali vieta. Taip, kad stačiausios vietos buvo ir formuotos taip, kad juose atsidūrė vaismedžiai ir keletas dekoratyvinių augalų prie namo. Dabar, jeigu mes žiūrėtumėm į patį šlaito suformavimą, matysim, kad tai nėra šlaitas, kad nuo vieno taško iki kito lygus nuolydis. Yra formuojamos taip vadinamos terasos. Tai yra juostos, kur galima gražiai ir vaikščioti, tai yra lygus paviršius, nes šiaip nėra labai patogu visą laiką vaikščioti šlaitu ir patiem augalam yra geriau augti terasoje, kadangi vanduo susilaiko, nenubėga, lengviau augalą prižiūrėti, galų gale ir derlių susirinkti. Taip, kad šlaitą reikėtų pasidalinti į tiek dalių, tiek mes galim suformuoti terasų, kad augalai gerai augtų, vienas kitam neužstotų saulės, jo labiau, kad einant žemyn, augalas vis yra žemesnis ir viena eilė neužstoja kitai eiliai saulės ir mes galime ganėtinai aukštus vaismedžius sodinti. Tai iš tiesų mes savo laidoje pirmą kartą galime žiūrovams parodyti apie kvepiantį takelį, kaip jį pasidaryti, Inge. Iš tiesų nuostabus aromatas, čia norisi čia sėdėti. Tai man Laimutė ir pasakojo, sako, grįžtu iš darbo, atsisėdu ir kvėpuoju. Aromaterapija po darbo atsipalaiduoti iš tikrųjų taip ir yra, nes mūsų takelis, takelis, laiptelį, kaip mes jį bepavadinsim, yra užsodintas čiobreliais. Laukiniais čiobreliais paprasčiausiais ir jie turi labai stiprų aromatą. Dabar, aišku, jau vasaros pabaiga, rudens pradžia beveik. Tai jau žiedų mes neturim, bet vasarą ir žydi. Tada būna žydintis laiptai ir tokius laiptus nėra sudėtinga, kaip sakyti, įsirengti, nes iš vienos pusės dėl šlaitų visą laiką žmonės bijo, kad tai yra didelė investicija, kad reikia, vėlgi patekti iš vienos vietos į kitą, šlaitais nevaikščiosi, reikia kažkokių laiptų ir kartais tikrai nemaža investicija yra laiptai, kada reikia daryti pamatus, pakopas, trinkeles ar kažką tokio, bet kartais kadangi šitam šlaite tikrai labai daug, jeigu mes paskaičiuotumėm, kiek čia laiptų
tų laiptelių, laiptukų ir pakopėlių, tai tikrai susidarytų nemažai. Ar ne? Ir kartais nebūtinai reikia tų stacionarių tvirtų laiptų. Tai nėra pagrindiniai laiptai, mes turim dar vienus laiptus, kur yra iš trinkelių, kur ten, sakykime, techniniam dalykam nusinešti, parnešti, bet čia yra tokie daugiau laisvalaikio laiptai. Tai jie yra suformuoti iš gana stambių medienos rąstelių, pjautos medienos, čia man atrodo buvo 25-25 plotis panašiai ir tiesiog palikta tarp jų žemės tarpai, kurie užleisti čiobreliu. O kokias čia ta žioprelis, kokia čia ta veislė, kad jis iš tikrųjų nesusimildo? Čia yra laukinis čiobrelis, paprasčiausias laukinis čiobrelis ir kas yra gerai, jis ne tik kad kvepia, bet kada lipi laipteliais, reikia kaip tik nesistengti, neužlipti, reikia stengtis užlipti. Ir kada mes padedam koją ir jį sujudinam, tada tas aromatas pasklinda dar labiau. Ir kol mes nueinam šitą nemažą atstumą per 3-4 terasas į apačią, mes galim kokią pusę minutės turėti tiesiog aromaterapijos seansą. Ir per kiek laiko jie taip išplito? Kokie 3 metai, man atrodo. Nes matosi, kur mes vaikštom, tai numinta, o kur vat, į kraštus neinam, jie uzurpuoja tą vietą ir jeigu ten užminsi, jie toj pat... Iš tikrųjų nereikia bijoti, vat jie susiliejo kartu su veja kažkur pjaunam, jie yra labai žemučiai, kažkur jie įlindo į veją, kažkur neįlindo, tiesiog natūraliai kiek jau gaunasi jiem, kiek jau leidžiama augti, tiek jie ir auga. Ir kažkokios papildomos priežiūros, kad juos ar ravėti, ar formuoti net ir nereikia. Inge, dekoratyviųjų zonų formavimas šlaituose irgi nėra toks paprastas. Tai kaip šiuo atveju buvo parinkti augalai? Na, kaip matot, dominuoja vis dėlto spygliuočiai, kadagiai. Rinktasi kadagiai, kurie daugiau šliaužia, tai yra žemos rūšis veislės, tam, kad kuo labiau uždengtų žemę ir vėlgi lapuočių yra minimaliai, kad tik truputėlį pagyvintų vaizdą, bet šiaip tai reiktų stengtis galbūt daugiau spygliuočiais, kad ir žiemą mes nematytumėm, sakykime, žemė nesimatytų. Kitas dalykas, šlaitas tai yra linkęs slinkti. Slenka žemė, jeigu lietus, tai reiktų rinktis tokius augalus, kurie kuo labiau kiliminius augalus, ar tai būtų žoliniai augalai, ar tai būtų krūmai, kad jie kuo labiau krūmytųsi, kuo labiau uždengtų žemės paviršių, kad lietus negalėtų išplauti ir neprasidėtų erozija. Vieni tinkamiausių šlaito apželdinimui ir jo sutvirtinimui būtų šliaužiantys augalai. Tai kadagiai gali būti tokios pat formos ir eglės bei pušys. Kol augalai nedideli, šlaitą galime sutvirtinti akmenimis, sako želdynų specialistė Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos dėstytoja Ingė Auželienė. Gerai yra tai šituose šlaituose, kad priežiūros nereikia praktiškai. Pirmus metus taip reikėjo, čia sėdėjau ant tų laiptelių, ravėjau tas gėlytės pincentas. Taip bijo to, kad, sakykime, kol susodini mažus augalėlius, kad reiks ravėti. Taip, pirmus metus reikia apsišaruoti kantrybę ir dėl to paravėti, kol augalai nesuėjo, kol nesuformavo to kilimų, jos reikia prižiūrėti. Bet paskui jau ta priežiūra tikrai minimali, reikia tik kartais galbūt pakarpyti, kad jie neįsiplėstų per daug. Ir jeigu čia labai taip atidžiai pažiūrėjus, tai čia tų žolelių visokių yra. Bet jau tiesiog nebekliūna, jos eini, pasilenki, netingi ištrauki. Toliau laidoje patarimai, kaip prižiūrėti natūralų tvenkinį. Naujausios atsparios rauplėms baltarusiškos desertinės obelų veislės. Naujausios pomidorų, burokėlių, salotų veislės. Ir patarimai, kaip pasirinkti apsaugos priemonės, dirbant sode ar miške. Likite su TV3 televizija ir laida Svajonių sodai. Labiausiai neįtikėtinas dalykas, kad šlaite galima įsirengti štai tokį puikų tvenkinį. Tai Laimutė ir Aidai, greičiausiai tai yra pati mėgstamiausia jūsų vieta, ar ne? Čia yra parduota vasara. Dar vienas, Visų pirma, tai parduota, bet jau kaip pardavėt? dar vienas kūdikis mūsų. Dar vienas kūdikis. Bet šito kūdikio ir labai norėta buvo. Taip. Labai laukiamas. Ja, ir kaip sakyt, tikrai jau galiu pasakyti, kad patys Laimutė savo rankomis įsirengėt visą šitą. Aišku, čia gal prie formos truputį padirbėjom, prie gylių, tokius techninius dalykus, bet tikrai čia visus akmenukus nešiojo. Sakyt, dėjo ten, kur reikėjo. Aišku, dar truputėlį buvo tokia mintis keletą didesnių akmenų įleisti į vandenį, kad būtų galima galbūt šiek tiek pereiti per tą tvenkinuką, bet manau, tai čia vėlgi ateityje patobulinsim. Ir vat, tas pležiukas, vaikų smėlio dėžė,
nes vėlgi iš tikrųjų daug šnekėjom, kadangi yra ne vienas vaikas, netgi visi 3, kai kurie jau ūgtelėję, bet vėlgi buvo kalbėta apie tą vaikų zoną, bet aš kartais sakau, kad vaikai iš tikrųjų, kaip bebūtų gaila, užauga labai greitai. Ir kada jiem atskiri tokią didelę atskirą erdvę, žiūrėk, po kelių metų jau nelabai yra ką su ta erdvė daryti, jinai tampa nenaudojama ir tiesiog, net kažkokių renginių ar supyklių savartynas, nes tiesiog niekas tenais nebeina. Tai ir su smėlio dėžė, kaip pasakyti, jinai nėra toks ilgai naudojamas elementas, tai va tiesiog mes tą smėlio dėžę patalpiname šalia tvenkinėlio pakrantės, tai tarsi ir mažas pliažiukas ir pakrantės tęsinys, tuo pačiu ir smėlio dėžės funkciją atlieka, ir tas soliukas su čiobreliais šlaite suformuotas. Manau, kad kada sūnus užaugs ir nebereikės to smėlio, tai tiesiog liks elementas, galima bus vėlgi prie lavandų dar pasodinti keletą smėlį mėgstančių gėlyčių ar nesausesnę vietą ir mūsų pliažiukas tiesiog pavirs pakrantę. Aišku, pakrantėm dažnai pareigoja rinktis vienus ar kitus augalus, visą laiką pasiteisina viksvos, smilgos, tas, kas ir natūraliai pakrantėse auga. Kadangi čia yra ir skaldelės, ir akmenų lavandos, ypatingai prie smėlio, jos mėgsta tokias vietas ir kvepia neblogai, kadangi terasa, tai ta aromaterapija ne tik čiobreliai, bet ir lavandos. Bet vieną kitą spygliuoti, tam, kad žiemą būtų kažkoks tai vaizdelis. Ir daugiametės gėlės, vienmečių mes jau čia nepasodinsim, tai tiesiog tokius nereiklius, paprastus augalus, kurie gali tokiom sąlygom augti. Ir mano mylimiausias galbūt augalas prie šio tvenkinėlio tai yra sparnuotas išožekšnis, kuris po truputėlį rausta dabar. Ir tikrai labai toks kaip akcentinis galbūt. Tų akcentinių augalų nereikia naudoti labai daug, vieną kitą, kad jie tikrai įsiryškintų. Ir prie terasos šeivamedis, raudonlapė šeivamedžio forma, labai ažūriška, labai lengva, neapsunkinanti statinio. Giliausioje vietoje yra apie 1,30 m. Po plėvele dar buvo dėta 10-15 cm smėlio. Padėjus akmenis, tvenkinio gylis liko apie 1,5 metro. Tvenkinio priežiūrai naudojama cirkuliacija ir natūralios bakterijos, sako Ingė Uželienė. Tos cirkuliacijos negalima išjungti. Ir išjungti negalima. Taip kartais galvoja žmonės, kad įjungsim tik tai tada, kada savaitgalį, sėdim su draugais, ar šiaip kada norim gražesnio vaizdo. Iš tikrųjų, ją reikia laikyti pastoviai, kad jinai veiktų, jinai ne tik dėl grožio, bet ir dėl funkcijos. Ir čia mums, kai mes tą plėvelę pirkom, mums sakė, čia reikia brangios įrangos. Ten, aš nepamenu, gal 2-3 tūkstančiai litų tada buvo, bet iš tikrųjų tos brangios įrangos nereikia. Reikia paprasto siurbliuko ir kad jisai cirkuliuotų. Viskas. Ir aišku, bakterijų nepamiršti. Bakterijos, kadangi vis dėlto jisai yra su plėvele, nenatūralus tvenkinukas, tai jį truputėlį palaikyti reikia, tą švarą. Kitą sekmadienį pasakosime, kaip Lietuvoje įsirengti vynuogyną. Kokias vynuogių veislės rinktis, mums papasakos Aleksandro Stulginskio universiteto agronomijos fakulteto docentė Asta Ramaškevičienė.